Sveiki, esu Ilija ir jau 4 metus užsiemu dropshippingu ir šiandien peržiūrėjęs šį video, aš tikiuosi, aš tau sutaupysiu visų pirma laiką, antrą finansus ir trečią, aišku, nervus. Tai kaip ir sakau, mentalinė būsena tavo yra labai svarbi, nes nuo jos priklauso visas procesas. Kaip aš susipažinau iš viso su dropshippingu, tai per 2017 metais jau norėjau, kai buvau 18 metais, kažkaip uždirbti tas pajamas internete, tai tikrai buvo gan perspektyvi ir aktuali tema. Tai labai buvo įdomu, kaip čia tą padaryti. Tai mačiau, kaip žmonės kelia ten screenshotus ir kokios yra jų ten apyvartos, ten dieną, ten po 1000 eurų daro. Ir visa tai buvo dropshippingas. Tai visas tas atėjo aišku iš užsienio. Buvo įdomu, bet buvo baisu, nes nežinau, kaip čia sukurti, atrodo, kad tą parduotuvę sukurti elektroninę, čia reikia, nežinau, genijum būti. Ir žodžiu, man atėjo tokia mintis, kad aš pasamdysiu žmonės tiesiog, kurie tą padarys ir aš pasileisiu parduotuvę. Pirma parduotuvė buvo susijusi su įtvarais, tai buvo kelio įtvarai, buvo alkūnės įtvarai. Kodėl pasirinkau būtent šį produktą, nes aš anksčiau pats šokau baletą, dabar visi pažvengim, šoko baletą. Tai jo, dabar dėstau, nes turėjau truputėlį sveikatą problemų, tai todėl turėjau pasitraukti iš to baleto, bet dabar ne apie tai. Mačiau, kad tų įtvarų reikia. Tai toks buvo paradoksas, kad pasileidę tos įtvarus, aš gavau, kad pirks sportininkai, bet pirko pensininkai. Tai toks įdomus momentas buvo, bet esmė, kad aš paprašiau žmonių, kad man sukurtų parduotuvę, sukūrė parduotuvę, nes dažniausiai pirma parduotuvė būna tiesiog liūdesėlis ir niekas iš jūsų neperka. Mano atveju gavos, kad man kaip tik pasisekė ir aš sugebėjau sugeneruoti pirmus savo 3000 eurų pelno per 20 dienų kažkur. Tai buvo tikrai man kosmosas, nes aš tada dirbau dar samdomą darbą, aš dirbau sušiuose, tai sukau sušius. Tai žodžiu ir apvertė mano tiesiog mąstymą visą, kad čia įmanoma per 20 dienų padaryti 3000, kai aš ten visą mėnesį, ten po 12 valandų kartais 14 dirbu. Ir ten uždirbau 2000, tai žodžiu, tai atrodė insane tiesiog dalykas. Ir nuo tada prasidėjo mano ta kelionė, bet ką noriu pasakyti, kad dauguma žmonių, kurie skelbiasi internete, pardavinėja kursus, jie jums nepasakys apie tam tikrus niuansus, su kuriais tikrai tenka susidurti ir yra būtent jeigu tu dropshippini, o nesandėliuoji prekes, tai visų pirma, tai laikas pristatymo. Pristatymo laikas dažniausiai, jeigu tavo tiekėjas yra iš Kinijos, užtrunka geriausiu atveju 8 dienas, bet čia jau labai gerų atveju, jeigu viskas eina sklandžiai. Bet dažniausiai praktika rodo, kad tarp 10-12 dienų užtrunka pristatymas. Tai tikrai, kai žmogus laukia apie 2 savaitės savo prekės, tai labai daug laiškų, aišku, būna, kad ir tu turi juos atsakyti. Dabar gerai, kai yra dirbtinis intelektas ir tau nereikia tą ranką ten rašyti, bet, pavyzdžiui, dar prieš 2-3 metus, tai tikrai, kai aš dirbau, reikėdavo viską atsakinėti ranka, tai yra tiesiog psichologiškai sunku, nes kai tu matai tiek daug negatyvo, yra nefaina. Nors svetainėje, aš kaip sakau, tikrai, kai ir mokau savo mokinius, labai svarbu paminėti tą pristatymo laiką, nes tai yra įstatymiškai labai svarbu, tu neturi apgaudinėti, rašyti, kad tipo greitas pristatymas, o po to ten kirst kokį nors atmazą, kad dėja neturim sandėlyje prekių, tai čia yra apgavystė ir tikrai nerekomenduoju taip daryti. Tada gali remtis bent jau tuo, kad svetainėje yra nurodytas pristatymo laikas. Antras dalykas būtų nestabilumas. Prekyboje nėra taip, kad tu visą laiką skeilini, tiesiog eina pardavimai į viršų ir taip toliau. Būna momentų tam tikrų, kai tiesiog ne tai, kad visiškai nebūna, bet nukrenta, pavyzdžiui, 2 pardavimai. Pas tai ten, daleiskim, buvo 1000 į dieną, o dabar ten 500. Atrodytų taip, jeigu tu naujokas 500 yra neblogai apyvartos padaryti dieną, bet kai tu jau pripratęs, pavyzdžiui, prie 1000 arba net 2 ir kai tau 2 nukrenta pardavimai, tai tau tiesiog yra psichologiškai sunku tą suvokti ir tikrai, kai tu dirbi savo, kai tik tai pakrenta pardavimai, pas tave atsiranda toks stresas, sakykim. Ir, pavyzdžiui, man kas buvo, tai tikrai sunku, pavyzdžiui, naktimis užmigti, galvoju labai daug, ką padaryti geriau galima, kaip išeiti iš tos situacijos, nes kai tu dirbi samdomą darbą, tai tu tiesiog žinai, kad tu stabiliai gausi ten, pavyzdžiui, savo 1500,
Tu ateini, išeini, padarai darbą ir viskas. Ta prasme, tau nesvarbu, ar ten įmonė pelninga, nepelninga, o kai tu dirbi savo, tai grinai, tau viskas priklauso nuo pardavimų, jeigu tu fokusuojas 100% būtent į šitą veiklą. Jeigu tau čia yra šalutinė veikla, tai taip, tau galbūt nėra taip skausminga. Pereikim prie trečio, tai trečias būtų dalykas – reklamos išlaidos. Kartais reklamos išlaidos būna labai didelės ir neatsiperka, nepasiskaičiuoja maržos. Tai būna taip, kad, pavyzdžiui, jeigu tu pardavinėjai prekę, kuri yra mažesnės vertės, daleiskim, iki 20 eurų, tai tu ten jos savikaina turėtų būti, ten 3 eurai, nes kartais biudžetas, pavyzdžiui, už vieną parduotą prekę gali svyruoti nuo 5 eurų iki 20 eurų. Tai čia labai priklauso, sakau, nuo prekės vertės. Todėl aš, kai visą laiką renkuosi prekę, siūlau rinktis, kad jinai būtų virš 50 eurų, kad tau liktų didesnė marža. Ketvirtas dalykas yra gražinimai. Pasitaiko, kad tiekėjas įsiunčia nekokybiškas prekes ir tu turi imti ir padaryti gražinimą. Tai kartais, kas yra blogai dropshipinant, kad kai tu pradedi ir, pavyzdžiui, nori greitai startuoti, tu esi net nematęs tos prekės gyvai. Ir, pavyzdžiui, ateina klausimai tokie specifiniai dėl prekės, pavyzdžiui, o kaip ten užtrauktukas užsiūtas, arba kaip ten sagelė, arba dar kažkas, o kaip ten atsisega, o ten kvepuoja, o ten dar kažkas. Ir žodžiu, gaunasi taip, kad tu nematęs prekių, realiai tiksliai net pats negali atsakyti. Ir čia irgi toks niuansas, kad jeigu nori ilgalaikį projektą daryti, tai tu pradžiai užsakyk bent porą vienetų savo, pasitestuok, pasižiūrėk, ar tai tikrai yra kokybiškas daiktas. Nes iš interneto, iš atsiliepimų, tai gali aišku paimti, jeigu labai greit nori, tau dega čia ir dabar startuoti. Bet jo, pavyzdžiui, būna atvyksta prekė ir jinai yra nekokybiška. Ir tu daleiskim jau ten tą biudžetą išleidęs reklamą, o tau reikia gražinimą daryti. Aišku, pas mane taip, ačiū Dievui, nebuvo dar, bet daleiskim, tu neturi iš ko gražinti pinigų, nes tu jau viską reinvestavai. Tai čia irgi toks niuansas yra. Pereinant į pačią pabaigą, jeigu tikrai tau bus dar įdomu išklausyti kažko panašaus, tai komentuok. Tikrai, kuo daugiau komentuosit, tuo aš turėsiu kontentui daugiau visokių minčių. Tai aš tiesiog norėjau tikrai atvirai pasidalinti apie viską, ką pats, sakykime, ne viską, nes viską tai aš galėčiau kelias valandas šnekėti, bet tokius trumpus momentus ir svarbės detalės, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį. Bet jeigu dabar grįžti ir paklausti, ar aš daryčiau vėl tą patį, tai galiu pasakyti, kad tikrai taip, nes visų pirma, tai praplečia tavo mąstymą, parodo tavo užsispyrimą, nes mąstymą, ką turiu omeny, jeigu norit detaliau, kada paaiškinčiau, tai tu pamatai, kad nėra tų lubų vadinamų, nes vis tiek samdomam darbe yra tos lubos, kai tu supranti, kad tu daugiau tiesiog laiko nėra tau, tu negali dirbti po 2-4 valandas, o net jeigu ir galėtum, tam tikrą sumą pasieksi ir viskas, tu daugiau laiko paroj nepadarysi. O čia kas gerai, kad, pavyzdžiui, gali net pardavimai gali eiti ten į valandą 10, gali būti į valandą 100. Aišku, čia yra kosminis jau lygis, bet aš turiu omeny, kad nėra jokių lubų. Tai čia gerai dalykas. Praktika, labai gera praktika, tu išmoksti parduoti, sužinai tam tikras subtilybės, žmogaus psichologiją, kaip veikia pirkimo, kokie momentai, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai irgi išmoksti dirbti su tam tikrais įrankiais Shopify, Facebook adsai, dirbtinis intelektas dabar, tai visą laiką progresuoji kartu su laiku. Tai čia irgi labai gerai, kad tu visą laiką mokaisi, nėra tos ribos, kad tu pasakytum, dabar viską žinau, viską moku ir tiesiog aš guru kažkoks. Tai labai geras dalykas tas dropshippingas yra, jeigu tu nori pradėti su minimaliom tokiom investicijom ir tiesiog nori pasibandyti. Bet galiu pasakyti, kad dar gerai, kad ugdo tavo charakterį, nes, pavyzdžiui, gali būti, kad iš pirmo karto nepaeis tau parduotuvė. Aš turiu pažįstamų, kuriems, pavyzdžiui, iš 4 karto tik tais paėjo. Tai ir jie atrado savo produktą arba nišą. Ir čia yra tas, parodo, ant kiek tu esi pasirengęs ką paaukoti. Laiką, galbūt finansus, nes dauguma sudega ant tų reklamų, išlaidų, tai patiria tiesiog didžiulį nuostolį ir tiesiog jiems rankos pasileidžia ir jie daugiau nieko nebenori. Tai ta disciplina tikrai
tau padeda išugdyti. Dar kartą kviečiu tiesiog pakomentuoti, kas įdomu būtų išgirsti galbūt kažkokių patarimų iš manęs, nežinau, šiaip turit kažkokių pasiūlymų, tai labai ačiū, kad žiūrėjote šį video ir susimatysim jau kitame kadre, kitame video.